2024 metų M3 Competitionas X-Drive. Tai 3 litrų varikliukas, 550 arklių. Įspūdingas automobilis ir labai greitas ir labai gerai valdosi. Geros lempos, karbono daug, pažeidimas matote ir į priekį, ir į galą, 360 kameros ir taip toliau. Pažeidimai vat yra, per balkį gavęs, lonžironas šiek tiek bus turbūt irgi pasuktas. Ten pačioj radiatorius nesimato iš tikrųjų daug. Lempos trūksta, sparnas, diskas atrodo sveikas šitoje pusėje. Karbonas veidrodėliai, stiklas vat sudaužytas. Galit pasižiūrėti loto numerį, gegužės 4 bus aukcionas. Yra galimybė pirkti buy now, $44 500. Gražus rudas su juodu salonas, Harman Kardon aparatūra, su ženkliukai, geros sėdynės sportinės, kaip ir priklauso. Pagalvės yra iššovusios lubų abiejų pusių, vairo ir kelienų. Vidus, aišku, fainas, visur oda, projekcija, didelis ekranas. Biški žolytės jaučias buvo parūkyta. Vienas raktas, vairas irgi karbonas, čia karbonas. Kaip ir priklauso tokiam automobiliui. Šiek tiek murzina. Savininkas buvęs neprižiūrėjo. Taip, šitoj pusėje padanga ir diskas atrodo irgi yra sveiki. Galas atrodo irgi sveikas. Autoklimo galinė yra. Vidaus kokybė yra gera ir būklė. Karbonas spoileris. Tai gražus difuzeris karboninis. 4 išmetimo vamzdžiai. Šitas įsideda be problemų. Toliau šitoj pusėje turime padangą iš vis sudėvėta. Pats diskas. Neatrodo, kad būtų labai daug pažeistas ar sulenktas. Na, bent iš šitos pozicijos nesimato tiek daug. Šita pusė atrodo irgi tvarkinga. Šiek tiek matau priekyje kabinta labai nedaug. Čia labai nestipriai galim pasidažyti. Stogas karbonas, visas veikias. Čia kažkas ardyta. Nežinau, ar čia draudimas ardė. Ar kas. Bet smagus žaisliukas iš tikrųjų. Šitoje pusėje diskas irgi sveikas ir padanga yra sveika. Čia šiek tiek irgi yra pamraižymo priekinio bamperio, bet kokiu atveju bamperį reikia keisti.